15-20 minučių, tai galbūt teorijos aš ir nelabai skaitysiu, nes turbūt kas yra kūrybiškumas ir kūrybiškumo kompetencija ir koks turi būti mokytojas kūrybiškas, tai turbūt nei vienas iš mūsų nedirbtumėme, jeigu nebūtumėme kūrybiški. Tai aš galbūt pereisiu prie savo darbų, ką aš su vaikais darau ir kaip mes tą kūrybiškumą perkeliame į ūkdymą. Tai kadangi aš esu pradinių klasių mokytoja ir turiu gamtamokslinę klasę profiliuotą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš turiu 2 papildomas pamokas į savaitę ir tai, ko nesuspėju išmokti su vaikais per 2 pasaulio pažinimo pamokas, dabar jau kitaip vadinamos, tai aš keliuosi į gamtą. Bet jeigu mano būtų valia, tai aš turbūt meščiau visus vadovėlius į šalį, pasiimčiau programą ir eičiau su vaikais į lauką, nes tiek, kiek aš dirbu mokytoja, 12 metų dirbu gamtamoksliniai klasėje, profiliuotai, tai tikrai daug galiu pasakoti ir sakyti, kad mokymasis gamtoje tai yra 100% geriau negu tai būtų klasėje iš vadovėlių. Tai čia yra keletas pavyzdžių, kaip mes mokomės, pavyzdžiui, matematikos, tai ženklą daugiau mažiau su pirmokėliais, tai tiesiog pirmoje klasėje, po to daugybą, dalybą ir visą tai perkeliam į gamtą, tada, kada vaikai renkasi patys, kokias nori gamtinės priemonės, pasirenka savo priemonės, ne mokytojai jiems parenka. Na ir aš būnu tik tas toksai moderatorius, kuris, tarkim, parodo kažkokį veiksmą arba pasakau ir jie patys turi jį atlikti, pavaizduoti ir, aišku, po to pasitikrinam, ar jie teisingai visą tai atliko. Na, su vyresniais mes keliamės į gamtą, mokomės matavimo vienetų, tai ir su metru, ir pamatuoti tam tikrame aukštyje, ir, aišku, kitus, nes ne vien tik tai yra centimetrai ir metrai, tada jiems labiau įsimintina yra, kada jie praktiškai pabando, kas yra sprintis, kas yra sieksnis, kas yra pėda, kai reikia išmatuoti. Na ir aišku, dar vyresnėse klasėse, kai jie tampa ketvirtokai, gauna tam jau tokius rimtesnius užduočių lapus, kurios dažniausiai iš įvairių priemonių sudedu pati ir jiems jau tada atlieka jau rimtesnius tokius skaičiavimus. Toliau irgi lietuvių kalba. Tai lietuvių kalbos mes irgi mokomės įvairiai. Tai pavyzdžiui, pirmoje nuotraukoje vaikams labai yra sunku įsidėmėti žodžio dalys. Tai kaip išmokti žodžio dalis, tai yra labai paprastas dalykas. Vėl vaikus suskirstai, pasakai, kad tu ten būsi tarkim priesaga, šaknis ir jie patys turi susitarti, kaip pavaizduos. Jeigu neteisingai, jie ateina, sako, aš ten žodis, aš esu ten priešdėlis, ten kokia langa esu šaknis. Na ir jeigu aš kaudė, čia yra neteisingai, tarkim, tu suklydai. Ir jie vėl turi patys galvoti, kur yra atlikę arba padarę klaidą ir per naują vėl sustoti taip pat. Ir tada jie labai gerai įsimena, kas po ko eina, jų pavadinimus. Tai šitas dalykas man labai yra pasiteisinęs, jau su antra laida tai mokydavomės ir tai kaip ir mankštai, būna kultūrai ir išmokstame žodžio dalių. Taip, toliau kūryba, eilėraščių kūrimas, vaidinimai, gamtoje irgi tai yra neatsiejamas dalykas. Toliau su pirmokėliais mes mokomės raidžių, abėcėlės. Toliau štai irgi pasaulio pažinimo pamokos, tai irgi tada, kada vaikas gali jaustis laisvai ir atsigulęs, ir atsisėdęs, ir paragauti netgi, nes klausia, ar tai yra naudinga ar ne, aš sakau, nieko nėra naudingo, viską gali ragauti, bet tik kartą gyvenime. Iš pradžių jie nesupranta, o po to jie supranta jau kaip ir toje klasėje, sakoma, ką jūs turite omenyje, nes mano yra principas tai, kad aš niekada su vaikais nebendrauju ir su jais nesu kaip mokytoja. Jie mane visada laiko draugais, jie niekada nevadina manęs mokytoja, visada kreipiasi į mane vardu ir kartu aš su jais ten ir žaidžiu ir atsigulu ir todėl turbūt tarp mūsų yra toks labai geras ryšys su vaikais, tai mes, jie supranta mano
ratu įjuokus, na, štai mes randam daug augalų, kurių, aišku, mes ir nepažįstame, tada, aišku, parsinešame juos į klasę ir bandome surasti, kas jie tokie. Toliau, aišku, yra kūrybiniai darbai, tai yra metų laikų mokinimasis, darbas grupėse ir, kaip ir minėjau, kad irgi išeina bet kokiu oru, nėra blogo oro, yra tik bloga apranga. Tai matot ir su kepurėm, ir linojant, ir pasidedam tiesiog ant žolės šlapio, tai ieškom sausesnės vietos. Tai gal čia daugiau mum būna suaugusiam toks diskomfortas, tik tais ne vaikams. Tai va, na ir aišku, po to darbai, tai yra pristatomi ir vėlgi tai yra kaip ir vaikams tolimesni žingsniai į sceninę, nes na, reikia ir pranešimai, ir pristatymai, tai va, būtent tas atsistojimas, kad ir prieš klasės draugus arba prieš kitus mokyklos draugus, tai yra jau šis tas. Na ir čia dar vienas toksai mano buvo pirmas projektas, vadinkim taip, tai buvo kur klasėje turėjome viščiukus inkubatoriuje. Na ir vaikai, jiems tai kadangi miesto vaikai, dauguma neturi ten kaimų, tai jiems buvo kažkas neįprasto. Buvo didelis atradimas, kai per pamokos metu mato, kai ten ritasi viščiukai. Kas smagiausia buvo, žinom, kaip visą savaitę buvo taip ramu ir tylu. Niekas netriukšmavo, nes visų buvo sujungti telefonai, filmavo ir tikrai turėjom lapus tyrimo, kurie ten ir vardus, ir fiksavo, kada išsirito, kiek laiko ritosi, na vėl tai integruoja viską, lietuvių ir matematiką ir pasaulį. Aišku, reikėjo ir mano pagalbos, nes kadangi tai yra temperatūra nenatūrali, o termometras, tai kai kuriems viščiukams reikėjo padėti įsiridenti, tai įsiaiškinom, kas yra cizinis pjūvis, nes nemokėjau, kaip taip vaikams paaiškins, kur dabar mokytoja dalis jie dar ir pjūvį. Tai va, tai kažkas buvo girdėję, tai va vėl aiškinamės, kaip tai viskas vyksta, nes jau tik tai atsargiai mokytoja, bet kadangi esu daugiau irgi prie kaimo žmogus buvęs, tai tikrai man tai yra ne naujiena, tai atlikau labai ramiai, nebijodama. Ir neišsirito vienas iš tikrųjų. Tai va, tas lygiai buvo tamsesnės spalvos, tai irgi po to kalbėjom, tai buvo anties, tai arba daugiau laiko, arba jisai tiesiog buvo nevaisingas, kaip vaikai sakė. Tai va, toliau būname ir fotografais, tai vaikai labai mėgsta rinkti savo patinkančius daiktus, juos fotografuoti, tai yra jų fotoaparato objektas. Tai va, nes mes be telefonų. Tai va, na, ir po to jie aprašinėja, tai čia lietuvių kalbai tai yra superinis dalykas, gali ir eilėraštį kurti, ir dainą, ir pasaką, ir ką nori. Čia mokytojas yra improvizacija, ką tu nori su tuo dalyku daryti. Tai va, tai tikrai yra irgi, na, va, toliau piešime, suprantam, kad ne vien tik tai pieštukai yra, ir flomasteriai, galima ir kitų priemonių pasiimti ir gamtoje labai gražių spalvų rasti. Tai vat, dažniausiai išeinant į gamtą, kuriant mandalas, tai kartais leidžiu patiems kurti, kartais paskui tai turi būti apskritimas. Tai turi būti, pavyzdžiui, trikampius, jeigu mokomės, pavyzdžiui, geometrinės figūras. Pavyzdžiui, jūs galite pasirinkti tik 5 daiktus apvalius, tada ieškote ten kankorėžis, akmenukas. Na, ta prasme, vėl tu gali labai įvairiai pasukti vieną dalyką, o gali iš to išplėtoti įvairiausių dalykų pamokų. Na, aišku, refleksija, vaikams darbas porose. Ir pasvajoja, ir mūsų, nežinau kaip kitose, bet mūsų mokykloje labai yra dabar, kad vaikai mokosi patys tęsti asmeninius tikslus. Tai va, jie išgirsta mokytojos pamokos tikslą, tada jie kiekvienas savo asmeninį tikslą įsikelia ir aišku, pamokos pabaigoje, kai sugrįžtam, kaip to sekėsi pasiekti. Tai va, labai įdomu visokiausių dirbtis ir labai įdomu, kad vaikai jau pradeda save truputį kritiškai vertinti, kad man dar nelabai pavyko, man reikėtų labiau pasistengti, kas mane, pavyzdžiui, trikdė gamtoje, gal tik kas man padėjo gamtoje susikaupti. Na, aišku, ir po to, kaip susirasti draugą, čia yra skirstymas į grupės, tai jie nežino, tarkim, pasirink savo labiausiai patinkantį arba pirmą pamačiusį daiktą.
Tai pamažysiu kokie daiktai, aišku, aš būnu tas vedlys, kaip aš noriu taip suskirstau, tai arba pagal formą, arba pagal spalvą, arba pagal vėl kažką, šiurkštumą į grupelės, porose suskirstau vaikus. Na ir aišku, toliau mūsų vaidinimai, tai patys kažką gaminam. Jeigu būna labai neįdomus tekstas arba neįsimintinas, vaikams jį sunku suprasti, tai aišku, mes jį tada vaidinam. Tai jie taigi daug geriau įsisavina ir supranta. Čia jie tiesiog bandė daryti eksperimentą patys, sakė, mokytoja nesikiškit, mes viską padarysim. Tai vat jie bandė padaryti svarstyklės ir jie čia kūrė, krito. Tai va, bet kažkas išėjo vis tiek. Smagu, kad jie nori tai daryti. Na ir aišku, po to vėl, kadangi aš turim labai gražią aplinką, netoli miško, tai mes, kaip tik geras oras ir ne tik. Ir jeigu temos yra, kurias galiu iš karto keliauti į gamtą, tai aš taip pat vaikų išjungtu ir mes išeinam ne pamokai, ne dviem, o išeinam ir visai dienai. Tai va, na ir pabaigai, ką galiu pasakyti, kad kūrybiškumas yra išugdomas, kaip ir bet kokie kiti gebėjimai. Kūrybiškumas žmogaus gebėjimas kurti ką nors visada naujo. Nes nuo 2 klasės aš dirbu be pratybų, mano vaikai neturi pratybų sąsnio, o vadovėliai privalomi, bet aš žinokit labai minimaliai naudoju, pasižiūriu, kadangi dirbu pagal vaivorykštę, šią savaitę turiu išmokti, pavyzdžiui, klausimą, ką veikia, tai mes einam į lauką ir ką veikia. Pavyzdžiui, medis, tai žinokit, tai yra šiandien geriau negu pratybose arba vadovėlėje. Tai va, ačiū jums labai. Mes esam Rūtelė Zina iš Pakruojo Vidurėlio lopšelio darželio ir šiandien mes pristatysime jum savo tokį darbelį iki mokyklinio amžiaus vaikų ryšio su gyvūnais kūrimas lėtojo ugdymo procese. Tai pradžią pakviesiu kolegę Rūtą pristatyti, kokia idėja, koks tikslas. Prašom, Rūta. Taigi dabar turbūt visi dirbame ties programų atnaujinimu, kur dabar didelis dėmesys skiriamas vaikų lėtajam ugdymui, atsižvelgiant į vaikų poreikius ir interesus. Tai lėtasis ugdymas tai požiūris į ugdymą, kuris skatina lėtą, apgalvotą mokymosi procesą, atsižvelgiant į vaiko individualų tempą ir jo poreikius. Lėtojo ugdymo esmė ne kiekybė, o gilus supratimas, kūrybiškumas ir ryšys su jį supančia aplinka. Vaikai skatinami tyrinėti, klausti ir mokytis natūraliai, bet pernelyg didelio spaudimo. Tokiu būdu ugdomas ne tik intelektas, bet ir emocinis bei socialinis vaiko sąmoningumas. Moksliniai tyrimai rodo, kad naminių augintinių turėjimas padeda vaikams valdyti emocijas, mažina stresą, skatina empatiją bei fizinį aktyvumą bei socialinį ryšį. Svarbiausia ne pats augintinio buvimas namuose ar darželio, o vaiko santykis su juo, kuo daugiau laiko kartu, tuo stipresnė ir įtaka. Lėtojo ugdymo filosofijoje gyvūnai tampa natūralia mokymosi priemonė, skatinančia vaikus tyrinėti pasaulį per tiesioginę patirtį. Taigi, lėtojo ugdymo kontekste pažintis su gyvūnais yra daugiau nei mokymasis, tai yra ir galimybė vaikui išgyventi tikrąjį ryšį su gamta. Mes mylime gyvūnus, tačiau ar mokame deramai jais rūpintis, prižiūrėti, ar suprantame poreikius, ar tinkamai su jais elgiamės. Ieškodami glaudesnės pažinties su gyvūnais, ryšio su jais kūrimo, ieškojame tam realių galimybių. Kadangi mūsų įstaigoje nėra gyvojo kampelio, todėl nusprendėme išsiaiškinti, kokiais būdais nuo pat ankstyvojo amžiaus galėtume vaikus supažindinti su gyvūnais, jų gyvenimo būdų, priežiūrą bei kurti su jais emocinį ryšį. Taigi, mūsų tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti gyvūnų pažinimo, ryšio tarp vaikų ir gyvūnų kūrimo galimybės. Tyrimą pradėjome vykdyti pernai metų spalio mėnesį ir tęsėme toliau, atsižvelgdami į vaikų ūgtį ir naujas pažinimo galimybės. Ir tyrime dalyvavo 25 vaikai, tai vaikai ankstyvojo amžiaus bei ikimokyklinio amžiaus grupės vaikai. Na ir
Čia tokia įvadinė dalis labiau teorinė, kad apie lėtąjį ugdymą iš tikrųjų ir pradėjome nuo ankstyvojo amžiaus, kaip tik aš dabar kalbėsiu už tą auklę Daivą, kuri ir dirba tam ankstyvojo amžiaus toj grupėje. Ir ieškojom tų galimybių iš tikrųjų, nes tų gyvūnėlių mes darželėje neturim. Kaip dabar tą ryšį sukurti su tais gyvūnais? Tai pirmiausia nusprendėm, kad reikia išsiaiškinti, kokius gyvūnėlius vaikai turi namuose. Tai apklausėme ankstyvojo amžiaus šeimas ir paaiškėjo, kad visos šeimos turi tų gyvūnėlių. Netgi viena šeima augina net 2 gyvūnėlius. Tai va, surašėm tokią lentelę, surašėm gyvūnėlius, jų amžių, jų spalvą, vardus ir palikome vietos gyvenimo pokyčiams. Ten viena katytė jau laukėsi, dar nežinom dabar, gal jau susilaukėt augintinių, Daivutės paklausėm. Tai vat, ir čia tokia lentelė, kuri jinai pildysis, gal kas nors ten tikrai iškeliaus ant debesėlių, tai gyvūnėliai. Ir mes norėjom akcentuoti tai, kad čia tas projektėlis toks va, apie gyvūnus, jis ilgalaikis yra. Jisai tęsis ir tęsis, gal kol tie vaikučiai išeis į mokyklą. Ir dėl to surengėme tų gyvūnėlių parodą. Toj parodėlėje netgi aš surengėme, aš kalbu už kolegę, kaip lyg tai aš pati būčiau darius, nes aš irgi ten, kaip kurse tų visų reikalų. Ir tie vaikai netgi ne tik savo gyvūnėlius įvardina, kad čia mano gyvūnėlis, kiekvieną dieną ateidami jie vis žiūri į tą parodėlę, jie ten glosto savo gyvūnėlius, negana to, kad jie atsineša įspūdžius iš namų, jau ten su tais gyvūnais, tas ryšys yra. Ir čia dar jie mato, kaip liūtai tas gyvūnėlis kartu su jais dalyvautų. Labai svarbu tas emocinis ryšys. Ir čia gal parodykim, kaip jie ateina ir tiesiog Čia ankstyvojo amžiaus 2 metų vaikai. Kiekvieną savo gyvūnėlį. Rokai, tai kur šuniukas? Kur šuniukas? Čia? Ir atrodo, kad jų namų ta dvasia persikelia į grupę. Čia vienas katinėlis. Ateina koks nors svetimas žmogus į grupę, ar kitą auklį, arba aš jaučiu, kad labiau kiekvieną dieną irgi pasakoju apie kaip čia namuose augina. Taip, ir tas ryšys ir išlieka, kaip sakyti, visą dieną ir vystosi ir vaikų kalba, ir tas bendravimas jų, dalinimasis įspūdžiais. Sekanti galimybė, kurią mes išnaudojame, tai edukacijos su gyvūnais. Ir kviečiame į darželį edukacijas. Čia buvo atvažiavusios tos ožkytės, žinokit, jeigu neteko jums susidurti su bagota ksiba, ten pasakiškos ožkytės. Jo, ten dabar jie į miškus keliauja su tom ožkytėm, edukacijos miškuose vyksta, tik aš nebežinau, iš kur jie. Iš Kazlų Rūdos. Va, Kazlų Rūdos, jeigu kam arčiau, tai žinokit, tikrai gali. Bet jie atvyksta ir į vietą. Tai pas mus irgi buvo atvykę, pusę dienos buvo nuo 9 iki 3, tai vaikai ten buvom po pusvalandį, po 40 visos grupės pasiskirstė ir šukavo ir glostė ir vedžiojo, čia tiesiog vėlavom visai pietų, nes kažkaip labai vaikus sužadėjo. Na ir negana to, kad kviečiam, bet ir prašom, kad ir tėveliai savo kurius gyvūnėlius važuvytę atnešė vieni tėveliai. Daugiau prašome tėvelių, kad atsiųstų nuotraukytes iš jų išvykų, kur į Danielių ūkį buvo išvykę tėveliai. Ir taip pat darželiai prieš mokyklinukai augina gyvalastis, tai jas irgi pasidalinam, stebim. Ir ypač vaikam irgi įdomu buvo su 3D gyvūnų vaizdais kurti nuotraukytes. Ir jų nuotraukytė, ir jų žiūri, kad šalia jų atsirado iš kažkur tas šuniukas, kačiukas, tai labai daug emocijų vaikams sukelia. O dabar apie su vyresniais vaikais, jau čia 3-4 metukų, jau kai jie labiau kalba, jau gali kurti, gali dalyvauti, kurti žaidimus, pasakas, tai sukūrėm tokį ir ilgalaikį stebuklingo miško modelį, tokį mes tai vadinam modelį, ar ne?
Ir tokią lentelę padarėm. Aha, rodykim lentelę. Ir kas vadovaudamiesi šitais visais kriterijais, tais žaidimo etapais, mes galime kiekvieną kartą modeliuoti vis kitą žaidimą. Tai pirmiausia, mes išsirinkame vietą, paskui kūrėme kažkokią pasaką, vaikai pasiskys, aš čia kalbėsiu savo žodžiais, o jūs skaitykit iš lentelės. Vaikai pasirenka, kokį nori būti gyvūnėliu ir kaip jį pavaizduos tą gyvūnėlį. Bet kažkas tokia, kaip ir inspiracija vyksta, kad kažkas tam miške atsitiko. Kas čia galėjo jam nutikti, ten kažkokia stebuklinga šviesa pradingo tam miške. Ar ten kažkas įvyko, gal koks gaisras. O kiekvieną kartą galime modeliuoti, netgi vaikai gali pasiūlyti, kas atsitiko tam miškui. Na ir jie pradeda tada vaikščioti po tą teritoriją tarp medžių ten, ar jie klausosi, ką ten šneka medžiai, ką ten paukšteliai sako, kas ten vyksta, kaip. Ir paskui visi susirinkę kalbamės, kaip mums sekėsi, ar mums pavyko padėti tam miškui, ar mes kažką suradome ten, ar lobį, ar tą miško šviesą, ar pavyko ir su kokiom problemom susidūrėm. Ir būtinai akcentuojam ir tam miško vaidmenį, jau mes iš suaugusio pusės, kad tas miškas jau čia dėkoja vaikam, kad mes čia tai padėjom jam. Ir suranda jie kažkokią ypatingą to miško vietą. Kadangi tas projektėlis vyko rudenį žiemą, tai mes dar kaip ir tokie mažiukai į parkus nelabai išėjom, tai dabar planuojam toliau tęsti visą veiklą ir keliauti į parkus ir ten jau galėsim daugiau modeliuoti tą visas pasakų kūrimą. Taip, čia ir medžius apkabinę vaikai klausosi, ką medžiai kalba, ką paukšteliai. Įsijaučia į gyvūnėlius vaikai, imitacinius žaidimus žaidžiam. Taip, ir kaip įsijaučia į tos gyvūnėlius, ane Vitelė, mes, ir va čia lobį rado, ir žiemą kapstėsi po krūmų, gal ten tas pasislėpusi ta šviesa yra. Ir čia aš dar matau truputėlį ir, vaikai čia dabar va visai filmavom dabar neseniai, ką paukšteliai kalba, nes jau paskridę paukšteliai. Ar girdėsis? Ką jie kalba? Girdės, ar ne? Matot, kaip diskutuoja vaikai. Mes trumpai čia filmavom, kadangi neužimti daug laiko. Tai va, vaikai tarpusavį, ar ne, ten cip-cip, kas čia per cip-cip, ar ne? Paukšteliai ir sako cip-cip, bet va, Ajus sako, ne, čia viščiukų kalba. Na ir toliau. Jau Austėja tada persiorientavo, kad... Aha, jau sakau, kad reikia paveisinti. Dar kalbės. Va jau paukščiukai taip kalba. Ir viskas. O Ajus? O Ajus sako, kad kažkaip sakė, dar ne viskas. Dar ne viskas. Jo. O po to toliau klausia, o tai kas dar? Viskas. Tai vadinasi, aha. O čia, tuoj Vitelė pakomentuos, tai čia mes nuskaitėm su QR kodais gyvūnėlius ir čia lapę imituoja jie. Taip, ir labai gerai. O čia Saulė kaip tik ir baksnoja į tuos QR kodai. Čia truputėlį kokybė nekokia, kad kažkaip. O čia jau laukia, va. Aš lapė. Užstrigo kažko. Čia Myrė lapė, ir nesupratom, ar Myrė lapė, ar čia yra lapė. Taip ir nesupratom, ar etuko. Gerai, toliau.
Jo. Na ir dabar apie refleksiją truputėlį, Rūta, tu pradėk, aš gal papildysiu. Na, tai pirmo tikslas buvo įvertinti vaikų ir gyvūnų ryšio kūrimo galimybės, tai tikslą pasiekėme, įsivertinome savo įstaigą, aišku, tobulėti visą laiką yra kur ir veiklos tiesiog natūraliai dėliojasi kiekvieną dieną, vis kažką sugalvoji, labiausiai inspiruoja tai vaikai patys iš savo idėjų kažką tai vaikai nori įsitraukti į veiklas su gyvūnais, taip stiprindami savo empatiją, kūrybiškumą ir saviraišką. Paroda, edukacijos, kūrybiniai žaidimai, patirtiniai žaidimai atspindėjo lėtojo ugdymo principus, kurios elementai skatino vaikų dar didesnį įsitraukimą. Nors kai kuriems vaikams ir buvo taikyti prie ramaus tempo, jie dažnai norėjo rezultato čia ir dabar ir greičiau. Tai realiai projektą planuojam tęsti ir vėliau, kaip ir minėjome, atsižvelgiant į vaikų ūgtį, į amžių besikeičiantį ir vaikų naujas pažinimo galimybės. Taip. Na ir tikrai, kaip pastebėjome, vaikai tam sąlytyje, tam ryšį su gyvūnais, jie tikrai tampa ramesni. Tas lėtasis ugdymas, aš tik jau susižavėjau, gal aš pati jau lėtėjau. Atrodo, taip, kad viskas ne paviršiui, bet gilyn, gilintis kažkaip ir į tuos gyvūnėlius, juk ne tik, kad mes juos pažįstam, mes gilinamės į juos, mes juos glostom ir sensorika, ir kalba, viskas čia į tą tiesiog tarp gyvūnus. Tai va tiesiog nostalgija, kad neturim gyvūnėlių darželėje, tai dėl to ir ieškojom galimybių ir toliau ieškosime. Taigi, vaikų širdis tai tarsi atviri langai į pasaulį, o gyvūnai tai tylūs mokytojai, kurie moko juos meilės, rūpesčio ir draugystės be žodžių. Dėkojame. Aš tada apie tą patį galvoju, kai Saukutė rodė gyvūnėlius, kaip jau rankose laiko. Nereikia jokios kalbos, bet tai empatija, kas jausmas yra pasitikėjimas. Manęs labai daug kas klausia darbe, kaip tu nebijai, kad jie pabėgs, kaip tu nebijai, kad jie numes, būna tokių dalykų. Nu, tai tiesiog tarakonas, pavyzdžiui, jis kaip yra, kaip tas mūsų liaudiškas avyžis, ne, jis limpa, jisai. Tai aš atėjau gamtą dirbti, keičiau apką, sakiau, negimsiu aš jų negimsiu. Žinau, kaip paėmiau, o po to, kai ateina tėvai, žinot, labai daug kas priklauso iš kaip yra namuose. Viskas iš namų. Dabar tarp atvirų dieną, tarp kitko, tokį pasakot, atvirų durų diena, ateina tėvai, ateina mama, savo visa graži ir bajeras, šlikštynė, žinai, o vaikas jos tai nebijo to tarakono imti, jisai glostai. Ir tas vaikas stebi, mama bijo ir tam vaikų nebeįdomu, jisai, numeta ir nueina, nes tėvai neskatina. Neužtenka vienystė. Bet tai mokytojo labai pozicija svarbi, nes labai dažnai išmoktų, bet tai, ką pasakė mama šlikštinė, ir mokytojai pasako. Aš jau sako, bet aš neleidžiu jiem pasako. O jie nešnipščia man kaip pabėgo, tai šnipščia. Tai visi bijo jų tada Jie šnipščia. šnipščia todėl, kad ginasi. Jo, taip. Kad pabėga po klasę bėgioji. Gerai, ačiū. Maniškė rašo ramiai, žiūri po klasę bėgioji, tai yra to. O ką daro su uodega? Nieko nedarom, irgi atidaviau vienai šeimai per vasarą, tai daugiau nebepasitikėjau. Bet taip sakė, iš tos skaityminės dangos, kiek daug gali išmokti. Nes jau aš paprastais dalykais, kai yra žalčio turiu išnarą, ar ne, paprastais dalykais vaikų visą laiką sakau paprastai. Tu išaugai rubelį, išaugai tarakonas rubelį. Kodėl išaugo? Todėl, kad jis jau kūnas auga. Ir tam vaikui, jis... Aš iš skruzdėlyno turiu visus skruzdėlės. Taip, Kiek gyvūnų, Be pabaigos. Tai šie vaikai, kad nedavė. bet viskas mes labai gerai spėjom ir dabar praeis kelias minutes ir dėkoju, kur šieniškiams sutiko pasikeisti vietomis.
Ir dabar, žinokit, pakviesiu Vaidą Paklausytę, nes jis sako, turės išvažiuoti. Tai matyt, dabar jos pranešimas prieš pertrauką mums ir dar jeigu liks laiko, tai mes pasimtos. Tai pirmiausia, ačiū kolegas, kad pasikeitėte. Žinot, aš klausiau jūsų, kiek aš klausiau, jūs labai daug veiklų turite pristatę. Aš noriu pristatysiu vieną, tą tokį savo kūdikį. Tai gal pradėsiu tada nuo tokio. Teorijos, žinokit, nebus, nes aš čia girdėjau per pertraukėlę, sako, tos teorijos, žinokit, mano studentai irgi sako, gal čia reikia tos teorijos, tai aš tiesiog pakalbėsiu apie edukacinius žaidimus, metamokslinį ugdymą ir kaip jis yra. Galite pasižiūrėti paveikslėlį, šiaip labai gražus, labai daug rinkau žodžių. Ką mes matom irgi mūsų ugdymo strategijoje, kad vis dėlto tyrinėjimas, domėjimas, eksperimentavimas mums yra labai svarbu ir be abejo žaidimas. Tai kadangi aš esu dar taip pat ir doktorantė ir tyrinėju žaidimais grįstą mokymąsi, tai ir ta tema gimė man labai natūraliai. Čia gal kažkas norėtų, ne? Tai iš tikrųjų šis žaidimas ir atvedė mane į tą mano disertacijos galutinę tematiką, kurią aš sprendžiau ir, kaip aš sakau, pradedam nuo praktikos, ar ne? Tai susikūrėm būtent mūsų komandą, čia irgi tas projektas buvo, kad dėstytoja, žodžiu praktikas ir studentė, tai pasiėmė savo pačią pirmą studentę. Tiesiog tokį pašventinimą, krikštą ir aš visada tikėjau, kad mokytojas, pedagogas, jisai turi sukurti kažką apčiuopti, kažką duoti, ar ne? Pradžiai bus tas, tada vėliau galbūt disertaciją turėsim. Tai taip būtent gimė mūsų šis žaidimas, mato, mastą, rato istoriją, toks labai, gal, sakyčiau, labai ilgas pavadinimas, ar ne? Bet kokia jo esmė, mes iš esmės, žinokite, turėjom mano pristatymas apie ikimokyklinį ugdymą. Bet tai buvo sukurta pradinukams ir būtent loginio mąstymo. Todėl, kad čia žiūrint iš vaikų kartų perspektyvos, mes matom, kad vaikams reikia to vizualo. Jie turi pamatyti, kad jų vaizduotė yra šiek tiek sulėtėjusi ir jie tam tikrus dalykus yra labai sudėtinga vizualizuoti, įsivaizduoti. Ir mes taip galvojam, kad, gerai, aš čia noriu šitos idėjos, papušina mane, susiradau savo komandą, dabar žinot, kad labai madinga, padarom boksingą, kas čia yra. Tai kadangi tai yra edukacinis stalo žaidimas, didaktinis stalo žaidimas, tai nesvarbu, kaip pavadinsi, kaip nepagadinsi, mes turim taisyklės. Irgi reikia, žinokit, skaityti, mokytis, žodžiu, tobulėti. Kartais, žinot, yra tų tokių atvejų, kai tu nežinai, ką daryti, kaip atsakyti, tau reikia kažkokių pagalbos, ar ne? Tai gali būti mokytojas, tavo draugas ir kiekvienas būtent gauna pagalbos žetoną. Ir dabar keliaukime, kur čia yra tas mano gamtamokslinis ugdymas, nes jums kaip praktikams irgi yra įdomu. Tai galiu iš karto pasakyti, mes integravome 3 dalykus. Tai matematika, lietuvių kalba ir pasaulio pažinimas. Ir čia aš pristatysiu tik tai jums pasaulio pažinimo dalį. Iš esmės, tai mes norėjome, bet irgi galbūt reikėjo susifokusuoti ties vienu dalyku, bet mes norėjome kuo daugiau tų vizualizacijų. Kadangi mes turime 2 lygius, tai yra pirmasis lygis yra skirtas pirmokams, antrokams ir tai yra būtent kas yra skirta gamtamoksliniam ugdymui. Ir turime antrąjį lygį, jis jau yra tamsesnis ir sudėtingesnis ir tai yra trečiokam, ketvirtokam, bet iš esmės mes žinoti tą patį žaidimą labai lengvai pažaidėme pačialyje. Turim laikrodukus, nes kartais tas pamastyti, atrodo įspausti rėmus, kad vaikams kartais to reikia, nes kaip čia greitai atrasti tą tinkamą atsakymą ir kaip rasti tą situaciją. Tai mes čia turime tas klausimų korteles ir visas fokusas yra būtent į atsakymų korteles. Tai jeigu norite, aš nežinau, aš galiu jas šiek tiek jums persiųsti ar tiesiog parodyti. Tai būtent tie paveiksliukai, tai yra metų laikai, būtent kokios yra mūsų tos temos, tai yra gyvūnai, augalai, žemynai, gyvoji gamta, medžiagos ir tekstūros, gamtos reiškiniai, dangaus kūnai ir energija. Tai mes turime nuo įvairiausių augaliukų ir daugelį kitų dalykų. Juodas kortelės, tai yra gyvūnai,
Taip pat gyvūnai, kurie gyvena Lietuvoje ir ne tik, metų laikai. Tai dabar pasakysiu vieną ir kitokį dalyką, nes, kaip žinote, būna taip įspilę apgynė, ne? Nu, čia yra daugiau kortelių, yra 135. Tai aš su tuo 135 kortelių, aš taip pagalvojau, kad, žinot, sako, reikia diferencijuoti. Na, nu, tai gerai. Tai ką daryti? Tai aš su visu šito pluoštu kortelių išėjau į darželį. Ir mes tiesiog dėliojame sekas, pavyzdžiui, nes čia galime metų laikus sudėlioti ir, sakykime, sugrupuoti gyvūnus. Tai be abejo, kadangi čia yra daug įvairiausių kortelių, visokių ir kepinių, ir automobilis, pavyzdžiui, kas labai patiko. Tai svarbiausia čia yra pagrindinis aspektas, ką mes ir darėme vaiko refleksiją ir tas loginis mąstymas kartu buvo. Tarp 64 kortelių klausimų iš viso bendrai visame renginyje buvo 5 top klausimai, kurie gali turėti begalę atsakymų. Ir tas begalę atsakymų mes jų nežinom iki galo. Ir va čia ta logika atsiranda. Jeigu vaikas mokės tinkamai pagrįsti ir pasakyti, kad aš taip galvoju, aš taip žinau, patirtis, dabartinė, tai ką tu turėjai, ką tu dabar sukuri čia ir dabar. Ir jeigu tai, sakykime, tinka, tai teiginiai tinkamas argumentavimas, mes tai priemame. Ir jo taškai tada pasidvigubina. Ir čia tada, žinokit, va čia ir vaizduotė atsiranda ir atrodo, nu, kur ta logika, kur ta vaizduotė, lyg ir prasilenkia. Bet žinokit, čia visokių klausimų buvo. Dabar galbūt toks irgi įdomiausias, kadangi tai yra vėlgi tas projektas, jis labai mus suvaržo, man tas labai nepatinka. Tai mes, kada turim tą žaidybinės sesijas, nu, bet tiesiog kažkas pasako, kolega sako, žiūrėk, gali ateiti pas mane, bet čia tokia tema, aš sakau, jo, žinoma, darom, pasidarom. Tai jeigu mes taip galvojam, taip, nu, 40 minučių ar ne, arba pusvalandis, tai žinokit, tie vaikai, čia maksimum pusę valandos. Nu, ir aš jau taip užsidedu tą laiką, kad tu, žodžiu, ir žinokit, ten šeina, vieną kartą buvo 2 valandos, aš jau pati galvoju, kad čia bus. Ir jisai sako, ne, dar vienas toks vaikiukas mane tapo už rankovės, sako, dar pabūkit, aš dar noriu, žodžiu, pažaisti, kol jie žaidžia. Tai tuos, visų pirma, dar pasakysiu, tie smėlio laikrodukai, jam irgi buvo kažkas fantastiko. Vienas, tarp kitko, specialių ugdymosi poreikių vaikai, žinokit, vaduosiu vieną tokį, šiaip pati, aš nesu labai praktikė, iš karto pažįstu, tai jūs jau man atsakykite. Tai žinokit, su specialių ugdymosi poreikiais jau vien tai buvo jiem atradimas. Ir jie tiesiog stebėjo, žiūrėjo. Ir, pavyzdžiui, jie bandė netgi skaičiuoti korteles, per tą vieną minutę jie gali skaičiuoti kortelę, jie mokėsi skaičiuoti. Tai mokytojai irgi sako, mums sako, žinokite, lauk. Tai va, tai toks mano, kaip aš sakau, praktinis aspektas ir ką noriu pasakyti, kadangi ankstyvasis ugdymas į mokyklinis žaidimai. Tai va, tai čia mano irgi viena tokia prieiga, kad gali mokytis gamtos mokslų, bet ir kitų ir juos sėkmingai integruoti. Tai va, tai čia, kaip aš sakau, žinot, praktikom kalbėti yra labai sudėtinga, nes jūs tai labai daug čia labai žiūrėkit, pristatėte čia tas kambarėlis ir tos visos veiklos ir tie gyvūnai, tas lėtasis ugdymas, aš tik manau, neamžiai paralysiu šitų dienų, bet, kaip aš sakau, kartais, nu, vaikam, bet irgi, kada man veikla užkabina ir aš pati man atrodo, kažkaip debu, tai nu, tiesiog, kaip čia, žinot, ta tokia galėtų būti ir užbaigimas, kad, nu, nenustokim žaisti, nes nu, vaikams tai irgi tas žaidimas visas ir patys mes suaugusiai iš tikrųjų turim labiau paprasčiau visą tai žiūrėti, kartais gaunas, kas nesigauna. Tai va, tai čia yra pirmoji dalis, aš matau tą kaip žinot, tobulėjimų nėra ribų. Tai aš galvoju, kad kai apsiginsiu disertaciją, tai turėtų išeiti būtent jau antras. Tai va, o jeigu norite, tai aš mielai noriu dalyvauti ir pasiorganizuoti žaidimą sesijom. Visatėsis reikės. Tai va, tai ačiū labai. Ačiū. Vėl tam pradėti science education, ten taip, sakau, žinot, kas, sakau, man stymėtės yra, tai močiučių darželis, senelio virtuvė, tai yra stymai. Sakoma, kad mokymas būtų sėkmingas, jis turi ne tik informuoti, bet ir įkvėpti. O gauti įkvėpimą tai lengviausia yra per tiriamąjį darbą, per kūrybinę veiklą.
Kūrybiškumo ugdymas, projektinė veikla, tai mokinių saviraiškos skatinimas. Tai mes su Diana tuo ir darbuojamės per stimus. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijoje į ugdymo procesą dažnai įsilieja įvairios veiklos. Pradinių klasių mokiniai įgyvendina ne vieną gamtamokslinį projektą, kurių tikslas įtraukti mokinius į tą kritinį mąstymą, atlieka, žinokit, vis įvairiausius eksperimentus ir užduotis. Šiandien mes pristatysime keletą įgyvendintų tokių STEAM projektų ir vienas iš tokių projektų buvo Kalėdos kvepiančio šokoladu. Pirmiausia, žinoma, išsiaiškinome, iš kur gauname tą šokoladą, iš kokių žemynų, kad tai gavos pupelės ir taip, o paskui tai prasidėjo, kad tie mūsų mažieji ugdytiniai iškėlė tokį klausimą. Šokoladą pigiau pirkti parduotuvėje, šokoladą pigiau pasigaminti patiems. Šokolado gaminimas ir degustacija buvo be galo saldus nuotykis mums visiems. Čia susipažinome su šokolado gaminimo būdu, dalyvavome visame procese ir pamatėme, kaip skaniausi produktai yra gaminami, kokie skaniausi produktai yra gaminami iš šokolado. Viena iš geriausių šio šokoladinės kelionės patirtis buvo tai, kad kiekvienas turėjome galimybę pasigaminti savo gražiausius šokoladinius saldainius ir tapti saldainių gaminimo ekspertais. Žinoma, ir dar aišku buvo ir pakuojama. Kitas projektas tai buvo, žinokit, mūsų vaško lašelių stebuklai, tai tyrinėjame bites. Ir pradinukai ieškojo atsakymų į klausimus, kaip atsiranda vaškas. Mažieji ne tik susipažino su bičių vašku, bet ir turėjo galimybę rankose sušildyti, pauostyti, pakramtyti, pajusti. Kaip keičiasi vaškas nuo mūsų rankų šilumos, išsiaiškinti, kas savyje skleidžia ypatingai malonų kvapą. Mokiniai pasinėrė eksperimentų ir bandymų pasaulį, siekdami atrasti, kada ir kaip keičiasi vaško būsena. Mes netgi darėme ir tą būsenų kaitą, kaip buvo, netgi darėme kalėdinius žaisliukus. Čia va įdėdavom, tai labai paskui jie eidavo ir kvepėdavo, tai senoviškai pasipuošdavo. O čia įtraukiam ir klasės tėvelius tiesiog, aš tai klasę pasikviečiau Marytę, kuri mums labai vaizdžiai papasakojo. Vaidininkė? Taip. O bitininkas buvo pas mane klasėje, tai kur galima visas žvakes, sukom kalėdoms. Ir paskui dar mes dar važiavom, kur patys netgi suko bites. Čia tų nuotraukų dar nėra, čia biškai jau kitame etape buvo. Va čia ragavo, net jie vos neragavo. Ir pasinėrė tą pasaulį. Matematiką iškart sitaikėm. Spėjom. Matavom. Stengiamės STEAM veiklas įgyvendinti per gamtamokslinį, inžinerinį, matematinį ugdymą. Saldainių dėžučių nuo saldainių mes pasinaudojom. Viskas panaudojom dar kartą, ir aišku yra, kad tvarumą kalbam. Ir dailę šį kartą įtraukėm, mes patys piešėme, gaminome. Ugdymo diena atsinaujinantis energijos ištekliai. Tikslas – supažindinti pradinių klasių mokinius su gamtos ištekliais, jų tausojimų galimybėmis, kurių atsiradimą ir atsinaujinimą sąlygojo gamtos procesai. Pradinių klasių mokiniai ieškojo atsakymų šios klausimus. Kaip iš vėjų padaryti naudą, kokią naudą duoda šie besisukantys sparnai. Čia mokinukai ir piešė, ir gamino, ir konstravo vėjo malūnus. Žinokit, patiko jiems, mes dar plius tik nėra čia. Va, robotika.
Kadangi mes abi esam robotikos ir mokytojas, tai mūsų visada veiklose viską apvainikuoja robotikos užsiėmimas. Kiekvienais metais pradinių klasių mokiniai dalyvauja Europos programavimo savaitėje Education Kodevik. Programavimo savaitės iniciatyva skirta vaikus sudominti programavimu ir skaitmeniniu raštingumu. Šiais mokslo metais mokiniai konstravo elektromobilį ir roboto planetos gelbėtoją. Mokydamiesi konstruoti ir programuoti, ugdytiniai siekia geriau suprasti, kaip naudojimasis ekologiškomis transporto priemonėmis gali apsaugoti aplinką bei supažindino su gamtos saugojimu, susipažino galimybėmis. Robotai gelbėtojai. Mokykla kasmet prisijungė ir prie tarptautinės iniciatyvos STEAM atradimų savaitė, kurią inicijuoja gamtos ir tiksliųjų mokslų mokymo bendruomenė Scientix, atlikdami statinės elektros eksperimentą, šokinėjančias varlytes. Mokinukai aiškinosi, kas yra statinė elektra, kaip veikia priešingi elektros krūviai. Mažieji eksperimentavo su skirtingo dydžio popierinėmis varlytėmis, stebėjo, kiek laiko popierinės varlytės laikosi prie baliono, ištyrė mažesnės varlytės laikosi ilgiau nei didesnės. Tai buvo labai įdomi iš tiesų vaikams veikla. Labai greičiai drabužius ir smagi veikla. Matematiniai skaičiavimai, Nors buvo biuleteniai, bet visiems mes dirbom ilgai ir prasidėjo mūsų paskutinis toksai projektas, tai STEAM projektas nuo kiaušinio iki drugio. Mokiniai ieškojo atsakymų į klausimą, kaip gimsta grožio drugelis. Pradinukai turėjo galimybę prisiliesti prie mažo stebuklo, neišvaizdaus vikšro virtimo dilbių drugeliu. Ugdytiniai stebėjo, kaip iš vikšro susiformuoja lėliukės, o paskui iš jų išsirita nuostabaus grožio drugiai. Dalyvaudami STEAM projekte nuo kiaušinio iki drugio, ugdytiniai atliko daug kūrybinių darbų. Gamino vikšrus, 3D drugelius iš popieriaus, vašeliūnėlį lėliukė bei išsiaiškino, kodėl reikia saugoti drugius. Naudodami Lego Education konstruktorius konstravo judantį vikšrą ir sukūrė plakatą Drugių gyvenimo ciklas. Žinokit, kaip pradėjau, aš juos išmokinau ketvirtokus megzti vašeliu vieną liniją. Ir paskui taip išėjo į biuletenį, tai mokytoja, kuri vietoje manęs dirbo iš tos kokonus. Bet žinokit, netgi ketvirtokų berniukai nebereikėjo duotis, jie vašeliu mezgė. Va, žinokit, tokia jiems, sakė, parėję namo, jie sakė, tokia relaksą patyrė. Ta minutę išmokti megzti, o paskui mes, aišku, pritaikėm prie to drugelio. Geriausia ir svarbiausia kiekvieno žmogaus išsilavinimo dalis yra ta, kurią jis suteikia pats savo. Gyvendinti projektai ir skatino mažuosius ugdytinius drąsiai eksperimentuoti, tyrinėti, atrasti, kurti bei mokytis spręsti gamtos išsaugojimo problemas. Toks konstruktyviai paraštas. Daug informacijos ir visa ko. Ir galvoju, pasibėję sakau, kad čia tada ir yra stimas, ar ne? Tai rūkti kelių mokslų, ar ne? O ne tai, kad sako, nusiskiniau 1000 žiedų, priskiniam kiaulpienių, nu kas iš to? O gal Vida darė, ką išėjo? Ne, taip ir sumito jos. Jie tik tai skinė. Ir maždaug čia stimas,
nestimas, tik žalos gal tai padarė, dar ir būtų vabzdžiai ten juos lankė, nektarą gėrė, mes aš neįdėjau. O čia vat būtent tai ir yra. Gal turim klausimų, mes kaip tik turim 5 minutės, gal kažkokią Aš lauksiu jūsų registruojant į mūsų konferenciją. Nes reikia, tai prašom, iki gegužės 2 nepramėgo. Aš labai dar su jaunaisiais miško bičiuliais dirbu, tai mes pas miškininkus, kai važiuojame, ir jie ten turi tuos visus plotus, va aš pritaikau stimus eglutės 1 metų, 2 metų, mes matuojam, kurie greičiau auga lapuočiai ar spygliuočiai, nes ir lapuočius matuojam, ir spygliuočius matuojam.